Atvažiavom patestuoti CF Moto 450 NT. O čia taip gražiai tarp miškelių įsikūrė pardavėjai. Tai čia tos padangos kokios ateina? Jo, čia yra stokas. Gamyklinės, nu čia pasikeitė jau, matau jau. Mes nespėjom, nes irgi jam užsakėm irgi tokias padangas, bet nespėjom. Okei. Toks važiavimas negu su Yamaha. Kažkaip toks jausmas, kad norisi daugiau apsukų duoti. Sėdėjimas tai nelabai patogus, nes labai sulenktos kojos. Įsijungiam galinį ABS-ą ir dabar bandysim žiūrėti, kas čia gaunasi. Toksai įdomiai važiavimas gaunasi, kad antrų bėgių klėkia kaip ir, o trečių bėgių labai. Jau greitis gaunasi didelis. Kad fainas mocas. Man gal tik tai tos kojų padėtis nelabai džiugina, bet kita vertus žemesnio ūgio žmonėms tai gali būti didelis pliusas, kad yra patogi padėtis. Šiaip subjektyviai kažkaip sakyčiau, kad Enfieldas stabilesnis ant kelio, ant žvyrkelio. Nežinau kodėl, aišku, reikėtų juos vieną šalia kito palyginti ir tik tada būtų galima spręsti, kaip ten yra iš tikro. Bet toks susidaro subjektyvus pojūtis.